čia daros, kas paskėlė kaktą, kas užstatė fanarus, ryškilų fragmentus, metus drakės ir barus, o mamulė, jaučiu patekau į varo, pabintaus kylančią galvoju, kas čia daros, kas paskėlė kaktą, kas užstatė fanarus, ryškilų fragmentus, metus drakės ir barus, o mamulė, jaučiu patekau į varo. Sveiki, chebrytė, taigi šiandien mes atlėkėm į svečius tiesiai pas 3C, Šiaulių legendas. Labai geras kolektyvas, labai įdomus, laukiau šito podcast'o stipriai. Chebrytė, sveiki, kaip yra? Labas! Linkėjimai iš Atlanto. Sveikas, sveikas. Opa, linkėjimai tiesiai atgal. Nežinau, ar legendinė, bet grupė, jo. Okay. Rajone žino, rajonuose, visose rajonuose žino. Va, ir, nu ką, chebrytė, daug maž, kad nebūtų taip jau labai banalu, kas jūs ten, kiek jūs ten, bet maždaug papasakokit, tarkim, nes aš žinau, kad jūs taipogi turite ir solinių projektų turėjote, priklausote, kai kas priklausė kitiems kolektyvams, tai maždaug, jeigu norit greitai apie save ir važiuosim tiesiai prie diskusijų. Okay, tai davai, Činga, gal tu tą intro. Okay, tai aš esu Tomas Damage Činga, a.k.a. Tai, plemba, jeigu taip greit prabėgus istoriją, pirmą aš savo anglišką gabalą, anglišką, įrašiau kokiais 96-97 metais mokykloje juostinę magiją, nes ten turėjau prieigą prie DJ kambarėlio, kur paskui mes perrašėm šitą į kasetinę juostelę ir tada chatose, rusiuose visi chebra klausė ir gavau labai daug respekto nuo fanų tada. Jo, tu tada iš tikrųjų repavai angliškai ir tada daug respekto nuo visų gavai, nes mes, blemba, šitas bičas toliai eis, žinai. Činga turi išleidęs 30 albumų iš tikrųjų. Ne 30. 6 esu Anglijoje išleidęs, plus vieną lietuvišką, tai ten, ta prasme, tai jo, tai šaknis anksti prasidėjo, paskui buvo įvairūs skvodai kaip GRS, paskui buvo vėl solo ir paskui buvo 3C. Tai jeigu taip trumpai pasakojant, kokį 25 metus jaučiu karjeroje ir repo turiu jau. Yep. Patirtėlę, bagažėlį. Yeah. Gerai, toliau galim. Jo, Edgaras, Edis, buvau ir dėdė dabar jau labiau, jo, tai viskas prasidėjo nuo repo betlų, labiau ten kažkas tikrai mane žino iš repo betlų ir viskas, galim sakyti. Kažkoks rinkinius patekau truputėlį ten. Ultimatumą. Jo, toks jau tiesiog namuose pradėjau rašyti, klausydavau sindikato, iš tikrųjų klausydavau, patikdavo, kai mokykla, univeras pirmi metai, kažkur taip, žinai, perėjimas ir paskui jau buvo iš karto 3C pas mane, tai va. Tai va, o aš tai irgi pradėjau nuo senų laikų, sakykim, darydavau kažkokias lempas, kai buvo PNP Rockers laikai, jeigu atsimeni, būdavo toks saitas, iš kur pumpuodavom tą lietuvišką rapą, nes nebūdavo iš kur. Tai tais laikais kažką darydavau, klausydavau visų, prasidėjo tie beatų kūrimai visokie ir taip toliau, tai tik tiek, kad aš labiau buvau linkęs daryti kažkokias nesąmonės ir turim tų gabalų neįrašinėti, o kažkokias, žinai, lempas daryti, tai sakykim, tokias ir varydavau, o paskui laikui bėgant, viskas augo ir paskui ten, kaip susitikom, gal Tomas gali pratęsti tą visą reikalą. Tai jo, ir paskui susitikom iš pradžio, su Dovydas buvo grįžęs iš UK, pradėjom pas mane butą įrašinėti. Jo, gėram stakliškės 12 laipsnių tada. Dabar tik 6. Tai jo, ir kažkada susitikom su Edgaru Hesbergeriu. Jo, ir ta prasme, mes buvom jau iš seniau pažįstami ir aš žinojau, kad Tomas muzikuoja, jau aš pradėjau, jau buvau šiek tiek ir tada, žinai, sveikas, jau nes gal buvom nesimatę kokius 6 metus, ne? Ar daugiau, ne? Ko gero, žinai, davai, gal reikia kažką, žinai, ir... Tik mes vienas kitos su Edgaru nepažinojom, jie buvo pažįstami iš anksčiau, o mes ne, aš tik su Činga. Tai vat, taip, ta istorija paskui suvedė mumis visus, aš grįžau iš Anglijos, susitikom ir žiūrim, kad čia, iš pradžių toks nejaukus, pirmas susitikimas buvo, negalvojai, žinai, kad čia
bendrausim šeimom, švęsim kartu gimtadienius ir, žinai, ten ta grupė gyvuos ten 10 metų į priekį, bet žiūrim, kad dabar jau taip yra, nu, jau tokie kaip brava from another mother, kaip ten. Yeah. Tai va, tokia būtų, sakykime, oficialioji dalis ir galim pereiti prie neformaliosios. Nahui, ble. Davai, nes aš iš tikrųjų nustebau, kai kalbėjau va, su Tomu ir Tomas man sako, o aš ten 6 albumus turiu anglų kalba. Man, karočiui, žandikaulis lūžo savaitėj, nes iš karto atkrito gipsas, susitakoja, pažiūrėjau, nu normaliai varo iš tikrųjų, žinai. Aš negirdėjau, Tomai, va, man gėda net kažkaip, žinai, nes vis tiek kažkaip sukamės ir turėjau žinoti, žinai, bet nežinojau ir labai nustebau, labai maloniai nustebau. Va, dėdė, dovanok, kai dovanokit dėdė, karočiui, per batlus nelabai, žinai, matęs, bet va su Dovydu irgi turim tam tikrą istoriją, su Mūza ir Dovydu turim padarę gabalą. Jo, turim. Ir viską pradedam iš naujo. Ir labai, labai įdomiai, taip man patinka tas jūsų kolektyvas, va būtent kai jūs dar sakot, kad jūs kartu sueinate kaip ne tik kolektyvas, bet taipogi ne tik darbo reikalais, ne? Va tas yra labai malonu. Tai tas labai ir veda į priekį tikriausiai, kad mes bendraujam realiai praktiškai kiekvieną dieną, žinai, tie bendri čiatai, taip toliau, susitinkam ten po kartą 2 savaitę kažkur studijoje ir taip toliau, tai tas duoda daug to kūrybinio tokio, nu, galėsim paskui plačiau gal aptarti apie tai. Jo, ta prasme, turim savo tas kaip mini Facebooką, ne, kur ten dažnai nedėdi kažko tai visiems, žinai, bet įmeti į bendrą čatą mūsų ir, nu, užtenka ten, žinai, pažvengti. Kaip pas tave plintusai padaryta, kaip pas tave trankelės išklotos. Jo, man. Oi, išklota viskas normaliai, trinkelėse tose. Po biškį, iš dienos į dieną po vieną trinkelę, geltonų plytų takelį statom, karočiui. Tai va, tai kažkas tokio. Man labai įdomu buvo važiuojant, Hebra, aš iš Šiaulių, Šiauliuose pats niekad nesu buvęs, bet kiek žmonių iš Šiaulių sutinku, gal man tai pasisekė, bet labai tokia, turi tokį prieskonį, žinot, tokie paprasti, visi ant bairio, bet tuo pat metu rimti tokie, žinot, ta prasme, prilaiko bazarą labai gerai ir va kiek iš praeities, po to mes va, su Vaidu, tarkim, to Two-Sided Beats, kuris iš Šiaulių pirmos kartos, va kartu su Brūja pradėjo daryti tą repą Šiauliuose. Ir irgi antiek geri žmonės. Ir va, man visą laiką buvo įdomu, aš turiu dar istoriją ten iš pirmo Lietuvos MC Batlo, kai ten turėjo būti muštynės prieš skinheadus, visi pabėgo ir mes žiūrim, prie mūsų, karočiui, 2 šiauliečiai stovi gezaidų. Ir tipo tokie, nu, jūs nebėgat, tipo, tai su jumis paliubomu bus saugiau, tai žinot, nes jau jeigu bėgi gali malkų gauti, o čia jeigu Hebra nebėga, tai galima irgi. Man labai patiko, žinot, tas va. Ir man norėčiau, kad papasakotumėt gal kažką, ar yra tėvo ypatumai Šiaulių, tas Šiaulių flavor, ne, tas iš kur tos nuotaikos, humoras, kuris sieja va, visus Šiaulius. Jo, tai čia viskas jaučiu labiausiai takoja gal rajonai skirtingi, ne, kai augom ir iš tų senesnių laikų atėjo. Čingava irgi pietiniam augęs, ne? Jo, jeigu aš taip trumpai užbėgant įvykiam už akių, tai Vaidas, va, Two-Sided Beats, Two Sides, šiaip jis seniau vadindavosi, tai mano kieme, kur aš gyvenau pas savo mamą 5 aukštį, jisai 12 aukštį, tai mes kaimynai buvom ir pas jį irgi ten darydavom daug. Ja, ir tada buvo Skvodas GRS ir Vareva, ir daug mes bitų darėm ir daug ką kartu darėm iš tikrųjų. Tai... O tai bendri pažįstami susipina visur. Jo. Tai visas tas konektas, žinai, ir susideda. Ir turiu galvoj, o šiaip kalbant apie rajoną, žinai, tai mes žoskiausiam iš tikrųjų augom Taškente. Taškente, žinai, tai čia rimčiausia. Mes Marozinio totaliam gyvenam ir mūsų vienas kiemas buvo Reperinas pramintas. Ir ten... Aš čia galėčiau labai didelį istoriją pasakot, kuri labai ilgai užtrukta, bet buvo taip, kad jeigu taip long story short greit papasakojus, daužė ir laužė mus ten everyday, bet paskui mes pradėjom imti juos 10
po vieną, kaip jie imdavo mus 6 po vieną suaugę, tai ir baigėsi. Atsidaužėt. Atgavom kiemo respektą ir nieks prie mūsų nebelinda. Ir ta prasme buvo taip. Maladėt, atlaikėt ir atsilaikėt. Atlaikėm ir sudaužėm. Jo, nes būdavo, kad tu į taškelį Maladėt. gali važiuoti, bet tu išvažiuoti nebelabai gali iš jo, žinai, tokie rajonai, tokie laikai būdavo anksčiau. Ne, tai visur būdavo tie rajonai, visur tie laikai. Šiauliai tą turi vaibą, aišku, kažkokį, žinai, savo, bet gal daugiau net akcentas, ne, ir tas kalbėjimo manieros, ir kai pradedi šiaulietiškai bazarinti, žinai, mes irgi galvojam, kad ir su tavim, žinai, dabar, ar mes kalbam truputėlį bendrinę kalbą, ar labiau šiaulietiškai. Tai aišku, kad labiau šiaulietiškai, nes daug smagiau jaučiu klausas, žinai, nu šiaip tas toksai, nežinau, pats vaibas, ir tos dainos mūsų, matai, tokios yra. Šiaulietiškai, šiauliečiam tai iš vis limpa, bet dabar žiūrėjom, kaip paskutinę dainą paleidom, tai žiūrim, kad Vilniečiai on top buvo pagal peržiūras YouTube. Nu tai nežinau, įdomu, bet tas šiaulietiškas akcentas tai visiems limpa ir patinka. Tai nežinau, nu ne visiems, aišku, kitiems atrodo gal, žinai, nu, per daug, bet anksčiau, sakykim taip, anksčiau būdavo išgirsti šiaulietišką kalbą per teliką, išgirsti tau iškart rėžiausi, ne, tu galvoji, blemba, kažkas čia ne taip, žinai. O dabar visos tas kalbos ir Panevėžys, ne, čia Katleris savo Panevėžį išpopuliarino, sakykim, ir Šiauliai, ir žemaitiškai visi jau labiau ausis, tai priim, žinai, tau visą tą. Nu, bet va, kai mes išgirstam, pavyzdžiui, Marijampolę, tai vis tiek mums keistai skamba. Jo, nesupykit, Marijampolė. Ne, čia bairis, tai palaukė. Tai va, tai nežinau, ką daugiau apie tą fleivą papasakoti, visi augom skirtingose rajonuose, bet tas vaibas vis tiek buvo tas vienas, toks vientisas. Visi buvom kažkokie repovi, visi kažkur kažką darydavom, irgi gaujom vaikščiodavom, kažkur kažkas kiemuose alų gerdavo, žinai, ir taip toliau. Tai grįždavom namo ir į mokyklą kartais nenueidavom ir dar kažkas būdavo, tai taip, ne. Daug muštynių ir nesąmonė. Na, taip, sakykim. Tokia vaikystė, paauglystė. Ir va taip, žinai, tie visokie rajonai ir išeina iš tos praeities, sakykim, žinai, prisižiūrėję, primatę to gyvenimo visokio ir viską bandom per humoro prizmę pateikti ir sakykim, Primint, sakykim, nu, nes realiai viskas, kas ten yra, pasako, nu, tai realiai iš tikrųjų taip ir vykdavo, žinai, tik tai mes per bairį viską patikėm. Ir Hebra atsimena, kai klauso, taigi supranta. Ir dabar juokas, nes žinai, seniau tie morozai, tarkim, kurie dubasindavo tos pačius reperius, dabar kviečias tave į draugų, žinai. Yeah. Jo, čia tas apeina ratą, Jonavoj tas pats maždaug būdavo, bet biški greičiau tas perversmas įvyko toks, bet tas pats buvo iš pradžių tie žmonės, kurie nelabai norėjo tave priimti, po to kaip tik nori būti prie Dvižneko, nori tam prašusi, galiu aš su jumis nuvaryti, papiešti grafitį ir visą takoje, jam jau įdomu, jau azartas kažkas naujo atsiranda, ne, ir jie mato, kad, nu tai karočiui jau neišnyks, šitie bachūrai neišnyks. Jo, bet va, kai jūs kalbat, kad... Tai. Jo, ir va, kai jūs kalbat, kad jūs pateikėt labai daug ką per tą humoro prizmę, čia irgi yra labai toks savotiškas dalykas, nes žinot, Hebra gali prikolinti, bet tie prikolai arba kažkam pabosta, arba žmonės nepilnai supranta, bet jūs atkasėte tą gyslelę, kuri va grinai, nu, į 10 nueina, žinot, kad visi gali asocijuoti su to, va, ta tokia, kaip jūs tą, taip pasakyti, kad ta hip-hopo šachtą atradę gyslą, žinot, ir per ją kalat ir jį labai gerai eina, neišsenka, man tas labai patinka. O, nu, tada turbūt tai priveda prie kito klausimo, va, dėl jūsų kolektyvinės veiklos. Ar jūs visi kartu susėdat, ten kaip jūsų procesas vyksta, jūs tam pagalvojate, kas ten būtų gera tema, ar kažkas ateina pafreestylinės porą eilučių, tipo, žiūrėkit, Hebra, jau turiu čia paruošęs, reikia tik suvinioti viską gražiai. Kaip tai viskas vyksta? Papasakykit, Hebrytė. Jo, labai įdomi tema, iš tikrųjų, apie tą šachtą, žinai, kur sakai, kur pataikėm, nu nėra taip, kad gali, žinai, varyti į tą rajono tematiką, pastoviai tą patį, per tą patį, vis tiek, kai tu, kad ir mes dainą rašom, žinai, mes norim kuo pilniau apimti tą jau viskas, kad jau užkalbėtume tą temą, nu ir viskas būtų, žinai, ir daugiau nebebūtų ką pasakyti, viską, ką įmanoma ten jau vos nesudedam, ir paskui turi kažką naują, žinai, ta prasme, kaip medis kažkoks, tai ten yra rajonas, ane, paskui lizingas, paskui mentai, paskui kažkokias tematikas, kurios susiję, nu viskas atrodo, paskui rajono vestuvės, ten pas mumis tas, kas gali Hebra įdomu būti. Paskui, ką toliau?
mes, nu, ir tų dainų esam parašę tikrai nemažai, virš 50, ne? Ta prasme, humoristinių kažkokių bajeriuką, kokį tu bajeriuką, žinai, anekdotą papasakosi antrą kartą, jis nebus jau juokingas, žinai, ir tu turi kažką sugalvoti, surasti toliau. Ir tikrai yra sunku tų temų surasti. Ir ne ta, kad man būtų įdomus, ar Dovydui Stom būtų įdomu, bet vis tiek galvoji, kad ir kitiem būtų įdomu kažkas, tai žinai. Jo, noris vis tiek atklausytų ir būtų kažkoks bairis. Tai va, jo, tai ta šachta, žinai, kai visą naftą ten jau iškasi, paskui turi kažką kitą galvoti, šalia, žinai, kažką bandyti durti ir tu nežinai, ar įdomu bus, neįdomu, ten, nu, ta prasme, bandai kažką, nu, tai. Ir koks buvo, palauk, antra dalis apie ką? Kaip aplamai mes tą darom. Ai, jo, kaip gimsta kažkas, ne? Aš dar, palauk, gal trumpai prieš tai šoks, tai dauguma apskritai dabar gabalų darom, nors ir prieš tai buvo aktualijas, tai ir dabar darom aktualijas, kas erzina žmonės, kas džiugina žmonės, kas liūdina, kas, nu, ta prasme, apie viską mes repuojam būtent tai, kas yra aktualu šiuo metu. Jo, kartais būna, netgi pasirašom gabalą, kažkokį tekstą jau turim, bet matom, kad naujienas jau nuėjo pro šalį, tai metam į stalčių ir, žinai, nebegrįžtam prie tos pačios temos. Yra ne vienas gabalas, kur darėm, neišleidom, dėl kažko viskas naujienas, nuėjo, jau nebeaktualu ir nebebus įdomu, žinai, tai tiesiog metam. Tai tokių gabalų irgi jaučiu, jeigu 50 esam padarę tokių ir išleidę, tai nežinau, ten gal 1000 yra kažkur išmėtytų idėjų, lapelių, popierių krūvas, čia nueitum pas mus į studiją, pažiūrėtum, čia, blėt, kiek dėžių visokių prikrautų, šūdo, visokio, žinai, ten paimi lapelį, žiūri, kaip ir gali naują dainą, žinai, parašyti ir taip toliau. Yeah. O kaip gimsta tas visas reikalas, tai, nu, kartais labai linksmai, kartais, va, kaip, nežinau, per kažkokį balių, tiesiog nebūdamas studijų pajokauji kažkokią temą, ateini į studiją ir galvoji, blėt, gal čia visai faina būtų, reiktų apie tai parepuoti. O kartais tiesiog studijų sėdėm su trysia, su popieriais, nu, su popieriu, kas į telefoną rašo, kas į popierių, kaip žinai, old school. Pradedu mokinti Hebrą rašyti telefoną. Nu, jis nori, kad mes rašytumėm ragelį, bet mes rašom, žinai, mes popieriniai esam, žinai. Bet tam net prisibrauko ir nebeįskaita Raimundas. Tai žodžiu, tai va taip ir varom, susėdam ir vienas kitam kartais papildom kažkokių idėjų, duodam bairį punchline kažkokį, jeigu matom, kad trūksta poros eilučių, tai sustojam, palaukiam, dasikuriam, žinai, visi ir važiuojam toliau. Šiaip kiekvienas asmeniškai savo rašomės dažniausiai, bet tokių idėjų pasidaužom. Skirtingai, iš tikrųjų, visi gabalai gan skirtingai gims. Dažniausiai, nu, toks standartinis gerai, jeigu tai pasako, jau susirenkam be jokių idėjų studiją, nu, ką turim, ką darom, žinai, nu, ką darom. Pradedam bytus, praeinam pro tas pačius bytus 1000 kartą, žinai, iš archyvo. Ir nieks nestagavom. Kažką žiūri, nieko gero, nu gerai. Ir naują pradedam. Gal naują tada, žinai. Jo, aš ten pradedu kažką krapštyti, va, žinai, toms kažką. Kažkas kažkokią frazę pasako, žinai, nesąmoningą, žiūrim, ble, čia gal ir tema. Apie Lenarus, davai apie Lenarus, nostalgiją, Lenarus, žinai, parašom, kažką tai. Tokia pradedam, paskui dar kažką idėją ant viršaus, žinai, ne, tam apie ofisą gavos, žinai, nu tai supranti, tai taip, viens užmet ant viršaus. Mums gerai, kai mes trysę, mes viens kitą papildom iš tikrųjų, žinai. Kartais ir versus, žinai, kartais versus rašom irgi, nes gal tikri reperiai ten patys viską rašo savo, bet mes kartais sėdėm ir, žinai, yra pusė versa, davai damušam. Ir kažką žiūri, man to trūksta, tam idėjų, iškart bim, žinai, vieną kitą eilutę pasimėtom, viens kitam, jeigu ką, žinai, reikia damušti ar kažkas tokio. Paskui parašai, žinai, yra versas, lemba, trūkst kažko bairė, žinai, kažką trūkst, davai, kažką dar pagerint galim gal. Nu, arba kažkokį, žinai, žoską per žoską kažką įdedam, kur jau, davai, Hebra, to į eterį neduodam, nes bus, žinai, paskui zbana mums. Nesupras, YouTube's, jo. Mums juokinga, bet, žinai, ten pasauliai gali pasirodyti nelabai. Daug labai yra, kas mums juokinga, bet mes suprantam, kad nebus kitiem juokinga, žinai. Mes čia išsijuokiam, žinai, trysą išsižvengiam, paskui biškai kažką tai pakeičiam, jeigu ką, žinai, kad nebūtų per sunku, žinai. Tai daugmaž taip. Tai va. Tai... Jo, įdomu labai, nes va,
Pagarba jums, hebrytai, iš tikrųjų, va, kaip jūs sakot, kad kai kurios temos, tarkim, jūs matot, kad jau gali nebešauti, jūs galite atmesti į stalčių ir sutakoja. Ir tai verta iš tikrųjų pagarbos, kad jūs ne tik tiesiog va, pumpuojat, kad išpumpuoti, o iš tikrųjų bandote padaryti tai, kas užkabins žmonės, kas palies tam tikras stygas, emociškai palies žmonės, kad jie iš tikrųjų galėtų palinguoti. Čia yra, gan retas toks dalykas, jums pagarba. Ir va, labai gerai, taip man labai malonu girdėti, kad jūs va, veikiate kaip kolektyvas, kad bendrai veikiat, nes kartais va, man asmeniškai to, kaip esant solinimams, man to trūksta. Nes aš būna prisėdu, parašau ir man antiek gerai atrodo, kad aš parašiau. Nes kai kurios gabalus irgi atmetu, bet tarkim parašau gabalą, atrodo antiek geras ir aš galvoju, reikia leisti. Parodau paškai, paaiška sako, nu ką žinau, karoči, nežinau. Ir sėdi taip, ačiū Dievui, kad aš paškai parašiau, karočiui, nes galvojau, kad, nes aš pašką pasitikiu, jis kaip hip-hopė tame gyvena to hip-hopų rockvonas ir jo labai pasitikiu, aplamai visą jo kritiką. Jeigu klipą kokį padarau, išmetu, paškas sako, ten nelabai, aš iš karto tuk pažiūriu, kas tai. Va, ačiū Dievui, yra internetas, per kurį galima susisiekti su žmogum, bet va trūksta to gyvo bendravimo, žinot, kai va Miražas pas mus buvo, mes irgi galėjom susitikti, viską bendrai padaryti, kažkas kažkam numeta rymų, taipogi nemanau, kad čia yra blogai, jeigu tu kažkam gali padaryti rymą ir tas žmogus gali tai gerai surepuoti, jeigu tai yra vienas kolektyvas, tai yra puiku. Tai liek čia, Sandy. Pagarba. Jeigu ką, liek čia, būsim fosansi. Jeigu būsi kažkur kažkada, tai jo, pranešk. Jeigu būsi rajone, Lietuvos rajone, užšokį svečius. Na, žinot, kaip ryte, aš va galvojau, mes taip turim planą, bet negaliu dar žadėti, va praeitam podcast'e sakiau, kad turim planą, kad jeigu va be filtro toliau keliaus, tai gali būti, kad ir atkeliausim tada į Lietuvą kitais metais, Liepos mėnesį, nes tada paška jau galės keliauti iš šalies į šalį, o dabar kol kas nelabai gali. Tai galbūt ir atvyksim, tada būtinai aplankyčiau tikrai ir būtų labai malonu su jumis va gyvai susitikti, nes kaip va iš bendravimo, ledinė esat žmonės, man labai patinka, kaip ir sakau, mano aplamai va hebrai iš Šiaulių labai patinka, kažkaip jaučiu tą šilumą jiems, žinot. Mes ne lediniai, mes esame geros širdies žmonės. Stop it up. Na, žinai, piktybiniai ir kažkokie žmonės tokio muzono nedarytų. Matosi iš karto, kad esat, kaip pasakyti, rimtinės temos yra rimtos, va tas man dar patinka, jūsų temos iš tikrųjų yra rimtos, bet jos tiesiog pateiktos iš humoro kampo, nes jeigu pagalvot, va, apie ką žmonės rašo, kas skatina tai parašyti, tai kartais net liūdna darosi iš tų temų, kad tos temos yra liūdnos iš tikrųjų, bet jūs jas pateikėt antiek gerai, antiek juokingai ir dvižnekiškai, badričkom. Nėra tai lengva irgi, kartais kapstomės patys, žinai, bet jo, nepaleidžiam kažkokio to liūdėsio ir taip daug, žinai, grūzo irgi žiauriai daug ir tam Lietuvos hip-hopė ir taip toliau, tai tos depresukos kažkaip nenorim varyti, žinai, yra ten tie keli gabalai kažkokie rimtesni, kažkam kažkas padėjo ten, esam gavę laišką ten, ačiū, išgelbėjot vos ne man gyvybę, paklausiau jūsų gabalo, įkvėpimo gavau toliau ten gyventi, dar kažkas tokių yra buvę, irgi labai paliečia, žinai, iš vidaus, bet šiaip tai važiuojam, kad patiems būtų faina ir linksma, aišku, ir kad kažkam pakelt nuotaiką ir šypseną, žinai. Kartais būna, ne? Davai rimta, varom rimta. Pabandom kažką rimčiau, žinai. Tai va paimam kokią vokalistę, dar kažką, žinai, rašo kokį priedainį, apdėliojam, apžaidžiam. Bet dabar jau senybę darėm. Senai darėm, jo. Ir taip jau rečiau susitinkam, tai norim patys pasilinksminti, žinai, tai darom nesąmonės. Tai ne tai, kad nesąmonės, bet iš tikrųjų, kaip ir tu pasakei, žinai, jeigu taip trumpai, visas realios problemos, kokias tu beturėtum gyvenime, žinai, ar kas beturėtų gyvenime, bleva, gali nuo jų, žinai, pažvengti ir judėti prieki, žinai, nuo kiekvieno dalyko galima judėti prieki, ant kiek to blogai būtų, žinai, ir kartais pasiklausius muzikos ar raimų, kurie tave prajuokina ir ten pralinksmina, žinai, blemba, mes nešam good vibe. Jo, ir stengiamės, bent jau stengiamės. Hebrai pakelti. Bent vienam šypseną pakeliam jau, žinai, toks mission accomplished, žinai, tipo, kažkam pakeliam nuotaiką šiandien, žinai. Ir, iš tikrųjų, ir savo pakelti nuotaiką, žinai. Pagrindinis tikslas mums, taip jau pasakius, yra, kad mums būtų smagu. Jeigu mums nebus smagu, mes nedarysim tų gabalų, žinai, jeigu mums studijai smagu,
geras vaibas, taip toliau, tada mes kitus norim palinksminti, žinai, Jo. jeigu jau... Ir dar smagiau būna, jeigu YouTube tų peržiūrų atsiranda daugiau, žinai. jeigu... Nes jeigu įmeti kažką, matai, kad nelabai važiuoja, tai toks biški yra toks, žinai, nu, tipo, blėt kažką gal, žinai, bet kažkaip, nežinau, pohui, visaip yra buvę ir taip, yra buvę, kad kažką įrašom ir, tipo, galvojam, kad bus šūdas, ten, nu, taip, ta prasme, negalvojam, kad visiškai šūdas kažką, bet išvažiuoja daug geriau, negu tikėjome, žinai, nu. Ant durniaus, taip, davai, kartais, nu, būdavo, tokių įmetam, žinai, ir geriau važiuoja, negu, o, čia atrodo fainai, padarėm viską ir, žinai, nepataikai į tą, kaip sakant, į kitų vaibą, nu, į mažai ką pataikai. Kartais tiesiog sėdi, šlifuoji tą dainą savaitę, žinai, šlifuoji tuos garsus, ten su Edga mes tos nierus, ten, žinai, kikinam, kiek ten ką. Ekvalaizerį sukinėjom, blėt, pirminę atgal. Aš jau tada su flamethroweriu ateinu. Tai sako, eikitis nahui, ką jūs čia stumėt, blėt, sako, krapšto tą garsą atsisėdė. Ne, čia mums reikia, žinai, ten bandai. O mes girdim kažką, kažkas kažkaip netaip galėtų geriau skambėti, kažkaip. Ir paskui grįžt prie pirmo garso, kur buvo. Jo, dažniausiai būna taip, kad pumpa atsukama. Žinai, pato, nu vis tiek, mūsų tą muziką mes į patį garsą nušlifavimą dabar mažiau laiko skiriam, žinai, tam negu, nu, tipo idėja yra labiau. Svarbiausia idėja, jo. Ir tam žmogui kaip ir kartais pohui, ar čia, žinai, ir nėra tų kažkokių, sakyk, yra tų profesionalų, kas klauso, ne, ir gali pasakyti, čia ant kiek kokybiška, ant kiek ne, ir kas taip toliau kaip yra. Bet esmė vis tiek yra idėjų skambesį, kad galva linguotų arba kad būtų bairis iš mūsų pusės, ką mes galvojam ir ką darom, tai kažkas tokio jaučia, ne? Jo, tų pačių idėjų dar kaip tie gabalai gimsta, iš tikrųjų, nu, sunku yra sugalvoti, surasti jų dar papildomai, iš kažkur dar jų pakabinti, jau kai atrodo, tu visas temas jau, žinai, tokias pačias pradžioj, žinai, imi, kas ant paviršiaus jau, paskui kas dar gali būti įdomu, bet jau nebe taip lengva ir paskui jau yra sunku, arba tu pradėsi kartuotis, ko mes nenorim, žinai, kartuotis, arba kažkas gal bus nebeįdomu kitiem, ne? Nu, tai kartais geriau netgi palaut gal šiek tiek ir vėl paskui, žinai, kai kartais būna, yra, iš tikrųjų, susirenkam, nu blėt, antrą kartą susirinkom ir nelabai kažkas gaunas, tai pohui, tiesiog paleidžiam, pasilinksminam, pakuriam muzoną, kažką online pasimėtom kažkokiom idėjom, taip toliau ir trečią kartą atvaram ir važiuojam toliau vėl. Ir vėl visiems smagu ir vėl kažkaip nuo to pailsi. Kartais gal net reikia tų kelių savaičių poilsio ir taip toliau, žinai. Tai kaip ir pas visus, manau. Tai va, ko gero tiek būtų apie kūrybinės dirbtuvės, žinai. Chebryte, dar labai įdomu, va, koks jūsų asmeninis, mes su biški tai palėtėm, va, praeitam klausime, jūs tai palėtėt biški, bet koks va jūsų požiūris į savo repą, va, jo misiją, jo svarbą, kaip jūs tai matot, va, būtent savo pačių kūrybą? Blemba, toks klausimas, gan sunkus klausimas, žinai, čia jau labai toksai, kaip čia pasakyti, gilus, ne? Ir jaučiu, kad ką būtų smagu, hebrai, žinai. Jaučiu misiją labiausiai, mes, nu vis tiek, mes bajeriukus darom, ne? Tos... Ne, bet kaip tas repas ten, sakykim, formavo, taip toliau, tai, sakykim, gal... Žinai, kai esi 15-16 metų, tu galvoji, kad tu visą gyvenimą klausysi tų Wu-Tangų ir taip toliau, ir nieks nesikeis, nes esi kažkoks užkietėjęs reperis ir visa kita, žinai. Bet dabar šių dienų kūrybai tikrai manau, kad man asmeniškai tai tikrai daug duoda, žinai, ant tų bumbepų visokių užaugau, taip toliau, tą muzoną kūriau ir dabar darau, be to repo nebūtų dabar tokio manęs, koks aš esu, bet kasdienybė kiekvieną dieną, sakykim, tai tų Wu-Tangų vis tiek daug greičiau pasiklausai arba ten, žinai, technuškę kokią užsimeti ir taip toliau ir važiuoji. Tai, sakykim, taip, kas liečia, jeigu apie tą visą, žinai. Ir bendrai, žinai, bendroj visoj, tarkim, fonotekoj, tarkim, kiek esam ir tiek girdėję, ir tiek patys jaučiam. Tai nėra, nu, ta prasme, tokio dalyko, kad tu ten tipo hardcore reperį, žinai, ir tu klausai vien ten kažkokią hardcore repą, tu klausai įvairių stilių, kaip ir mes darom su Freeze and See, žinai, mes darom irgi ten, kartais ten kažkokią trepo, vadinkim, beatų, ar ten darom kažkokių dar ten drum and bassinių, kartais esam sukūrę ir ant trų bombepinių. Jo, nu sunkaus repo vos ne iki, nu,
tada po to mažiau, bet vos ne iki DJ Bobo, žinai, paskui. Jo, iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš biškai pertrauksiu Edgar, jeigu ką, tai Činga, pavyzdžiui, jis gal toks labiau dar dabar yra toks hardcore'is, į tą pusę, vis tiek labiausiai iš mūsų trijų. Edgar daugiau į kaip, į tą pop pusę ar į tą... kaip Jaučiu, pasakyt, nu, popsas, R&B, ten visokie, žinai, tokie elektroninė muzika, idėjams, tas, žinai. Pas mane, žinai, irgi tie ir dramambais, ir tokias technuškės, sakykime, ir taip toliau, ir kaip visuma, hausiukas, žinai, kažkoks. Va taip, va yra, ir kaip Bet- visus sudedam į krūvą, Bet žinai. aš jaučiu, mums klausė apie misiją, viziją, žinai, kaip įmonės buvo misija, vizija. ten Apie viziją, ką mes Jo, ką kaip- mes norim nešti, ne? Apie Tai tai jo, jaučiu labiau. Mes čia norėjom Galutinė kažkur- ta misija yra, kad nu čia biški pasikartosim, gal, žinai, atneštą pozityvą žmonėms, žinai, kur išgirstų tas aktualias temas, kur dėl ko jiems yra liūdna, kad jie pasijuoktų iš to ir varytų toliau, žinai. Čia, žinai, gali būti, kad mes tą klausimą skirtingai supratom, bet jaučiu pohui, tas atsakymas gal tiks. Nes visi skirtingai, visai, žinai, nu, bet tipo, kažkokia esmė gal vis tiek matas, nežinau. Viskas gerai, ne, paliubom, man norite atnešti pozityvą ir ta prasme, bet va, jums įdomu patiems save realizuoti, ar jums užtenka to, kad jūs, tarkim, už repo ribų realizuojate save gyvenime visiškai kitaip ir repas jums yra įrankis, kad tiesiog va, numesti stresą, padaryti taip, kad žmonėm būtų geriau, maždaug va taip. Ne, tai čia, žinai, tai mūsų čia iš vis toks kaip įaugęs į kraują, kaip savirealizacijos būdas susitikti studijoje ir, žinai, kaip eina kiti į kažkokį mėgiamą būrelį, kiti eina į plaukti, kiti eina į salę sportuoti, tai mes susirenkam čia, aišku, ir darom ir tą, bet susirenkam čia irgi, toks kaip ritualas yra, pailsim, pažvengiam, nuo pasaulio pabėgam ir, žinai, Jo, nu savirealizacija irgi, aišku, ir tas, žinai, ir pabėgti, ir savirealizacija. Bet tu, žinai, kažką niekad- padaryt. kurdamas tu supranti, žinai, kad čia kuri ne dėl to, kad dabar, va, žinai, gausim babkių ir išeis nusipirkti jachtą, žinai. Tai tu supranti, kad taip nėra, žinai, tu darai vis tiek, ne, sakykime, tikrai ne dėl kažkokių šaibų tą darai, o tu darai, nu, nes... Dėl tu- savęs daugiau. Jo, daugiau, sakykime, vis tiek dėl savęs. Dušai dar. Jo, taip sakykime. Tai žiūrėk, ir ta prasme, vat būtent, ką va Hebra ir papasakoja, tai ką mes ir senai jau darom, bandom Hebrą pervest į tą linksmumą, žinai, nuo to liūdnumo, tarkim, kad tu, tarkim, esi pasiėmęs lizingą, ne? Galim pradėti nuo Kašio rajone, kai mahankės, kai tu gaudavai galvą už tai, kad tu nešiodavai ten, turėdavai atstovėti ir supyzdinti, atsiprašant visus morozus, kad atstovėti savo kiemą. Visi šitie dalykai susideda į tai ir visiems yra tai senai, tokia sena nostalgija, kur kartais baisu, bet iš jo juokas paskui pradeda imti, žinai. Ir kai tu padarai tą gerai gavale kažkokiam treke su gerumu instrumentalu, tai yra win-win. Ir visi juokiasi ir visi atsimena savo laikus ir atsimena, kai buvo žostkai ir visiems yra zaibys iš tikrųjų. Kažkaip taip. Gadyca. O va kaip jūs dar galvojat, mes, žinot, pradėjom nuo tokių lengvesnių klausimų, toliau einam į biškį tokius sunkesnius, bet jų mažai liko, Hebra, nesijaudinkit. Ar va, kaip jūs galvojat, ar kultūra įtakoja gyvenimą, ar vis dėlto gyvenimas skatina va, tą kūrybą, skatina tą kultūrą, ar jie tarpusavį susiję, o jeigu jie tarpusavį susiję, tai kas turi daugiau įtakos vis dėlto, gyvenimas ar kūryba? Man tai toks vos ne 50-50, atrodo, kad daužo, nežinau. Žinai, Iš pradžių tai, žinai, galbūt kultūra, jeigu tai pagalvojęs, nes, nu, kai 90 ten kažkelintais ketvirtais, tarkim, kai tos pačius Vutangus paimkime Enter Bebu, kai išėjo albumas pas mus prasidėjo, ten paskui ten Uzi, kažkas ten buvo, nu, ne kažkas pirma ten Uzi, prieš tai dar Selas ten kažką bandė. Tai iš tos pusės paėmus, tarkim, prasidėjo nuo to ir tų alternatyvų kažkokių nelabai mes turėjom Lietuvoj. Apart ten, kas jau hardcoriniai buvo, atsimenu, Vilniuje Zaraza tokia kompanija, kuri perrašinėdavo kasetės ir
ir ten galėdavo gauti, nusipirkti. Tai Aš jeigu galiu papildyti. Pradžiai, ko gero, kultūra, žinai, kai tau yra 16 metų, tai tave įtakoja kultūra labiau iš to, kažką ką tu matai, tave tu geri tą ir kažką bandai, gal daryti, nedaryti, žinai, taip toliau. Paskui, ką tu gali pasakyti, kai tau 16 metų? Dažniausiai nedaug gali papasakoti kitiems, žinai, ne? Ir tu bandai gal per pasakoti, per daryti kažką, tai paskui, kai tau jau 30 ir daugiau, kaip tu sakai, jau gyvenimas tada tavo įtakoja ir tada jau tu, žinai, iš savo patirties kažką bandai jau kitiem papasakoti. Tai va. teisingai. Labai Aš teisingai. šio klausimu neturiu ką pridurti. Jo, man atrodo, čia kaip požiūris į tai yra asmeninis kiekvieno, bet va, aš su jumis, Hebra, pilnai dėl to sutinku, kad pradžioj, kai tu darai, tu tiesiog nori pritapti prie tam tikros kultūros, kuri tau patinka ir tu darai tai, ko beveik iš tavęs tą kultūrą tikisi, o vėliau, kai jau gauni tą patirties kreitį, jau tada tu grinai išvystai kaip savo paties personažą, kuris gali pasidalinti su klausytojais, kuris gali kažką pasakyti būtent individualaus, negu bendrai priimtų reikalų. Ja. Panašiai. Yes, sir. Yes. Nu va, ir ant to sunkus klausimai baigėsi, Hebryte. Ačiū Dievui, Dabar jūs dar einam galvoju, į išpratiesiu, eiktų nahui. biškį streso, ne, padavė Jau kulką, pizza blėt. pragytas, Atvarė rajoninis, blėt. Tai kokie planai ateičiai dabar? Ateičiai. Tai ką, mes galim, tokia kaip ir ateitis, kaip ir dabartis, kaip ir ateitis, tai yra mūsų svetainė freesancy.lt, kur ir dabar jin yra jau veikianti. Nesam dar papublikavę, bet tavo podcast'e irgi galim paviešinti šitą klausimą, kad ten jau galite įsigyti ir mūsų, kaip čia turim maikių, merčių, tai norim plėstis, biški daugiau to merčio padaryti, tokių, žinai, čia šok puč droži yra džempas, čia paskutinį kartą gėlės dovanojau niekada ir iš tų mūsų tokių epinių gabalų išsitrauktas visas punchlininės frazės kažkokias ir, žinai, padaryti džempų, žinai, turim tų idėjų daug, dabar dar nėra daug tų prikurta mūsų visokių tų logo, bet ateityje tikrai plėsimės ir tam šopę gali ten rasti kompaktus. Irgi buvo ateities planai, ką tik įsigyvendinom, galėsim pralošti, paskui galia yra 10 metų rajone kompaktas, irgi jubiliejinis toks, o tokių didesnių ateities planų, kas liečia koncertus, aišku, ten nuvarom kažkur, kur pasiūlymas geresnis, bet biški ramiau šiai dienai su tais reikalais gyvenam, nes yra šeimos, vaikai, aš irgi nesenai Adomai linkėjimai, susilaukiau Adomo sūnaus, tai žinai, toks daugiau biški apie namus sukamės ir susitinkam čia ir įsitaškom, žinai. Šiai dienai tiek, aš nesakiau, grandiozinių planų, kelionių į kosmosą neplanuojam dar, bet žinai, mes iš čia išskrendam į kosmosą. Ir tarp kitko, jeigu kalbant apie tokį next viziją, planą, tai vinilas bus. Jo, vinilą irgi planuojam daryti, leisti. O, Žinai, tokį nedaryti jo daug, ten 100 vienetų, sakykime, ar kiek pasidaryti. Ir Kokį toks, 9 000, bet... kalbuojam apie 90 tūkstančių iš pradžių, bet paskui Ne, Gal, vinilą, galimai. Limited edition vinilas. Kokius 2 vienetus pasidarysim. Ne, ta prasme. Nu. Čia bullshit šneka, bet... Mūsų planai iš tikrųjų yra, kaip Jasikevičius sako, sekančios rungtynės, reikia žiūrėti, žinai. Tai mes sekantį gabalą galvojam daryti, žinai, kažką. Jo, apie gabalų sukamės, kažkaip toli labai nediginam kažkur, žinai, čia verčiam kalnus lygiai, taip, kažkaip po truputį biški savo, taip, kažką. Bet jeigu apie tą tokį ateities planą, tai yra vinilas. Galimai. Galimai. gadyca. Man atrodo, Hebrytė lauks paliubomų. Dovydai, tave sveikinu su sūnaus gimimu. Čia yra palaima didžiausia, sveikatos, svarbiausia, sveikatos ir sūnui, ir tavo šeimai. Ir visiems jums, Hebrytė, be abejo, irgi sveikatos. Ačiū labai.
Nu ką, o dar va buvo pasiūlęs žmogus per praeitą podcastą, buvo parašęs klausimą, prašė papasakoti linksmą istoriją ir aš pagalvojau, kad būtų neblogai gal tokią rubriką padaryti kiekvienam podcast'e, tad dėkui tam žiūrovui, kuris tai pasiūlė, kaip matot, atsižvelgiam į žiūrovų prašymus ir Chebryte, žinau, kad jūs turite linksmą istoriją, Tai, važiuoju. žinai, tų istorijų yra daug iš tikrųjų, bet mes taip irgi galvojam, ką čia linksmiau užmesti. Jo, bet turim vieną tokią... Turim. Tokia įdomesnė, sakykime, buvom gerai. Pala. Dabar. Buvom pakviesti į vienos grupės koncertą kaip svečiai. Ir nuvarom į čeką, pasičekinam, žinai, ten nuo ryto nuvarom, viskas, sureguliuota, garsas yra apujiena, žinai, viskas geriausiai ten, sumušam su visais pitakais, išeinam, žinai, vakarė čia atvarysim, ten kas čia rajone. Mes kelis gabalus turėjome. Kelis gabalus, būgnininką dar turėjom pasiimti. Jo, viskas fainai, žinai, tas tam. Bet čia yra klasika. Kai tu viskas susičekinė, aš nelabai suprantu, kam yra čekai reikalingi, žinai, nes tu ateini vakarė ir viskas būna kitaip. Niekada nebūna taip, kaip tu. Nebent jeigu tavo solinis koncertas, žinai, tada viskas bus kaip jau tu sutariai. Jeigu ne, vis garsas išreguliuot, žinai, viskas, tu nieko negirdi. Nu tai gerai, pradeda. Ant scenas, būgnininkas, tamsu, ten šviesas įsijung, bla bla bla, žinai, mes ten leidžiam pirmą gabalą, kurį turim atlikti. Būgnininkas mūsų mantelis, būgnininkas, linkėjimai mantelį. Mantelė linkėjimai. Jo, mantelis ten, žinai, po dešinę. Čia Činga buvo po kairę, Dovyt toliau, žinai. Gerai, tamsu, nieko nesimata, aš čia galvoju ir nesigirdžiu, blem, pajungia, žinai, nu ir visiškai garsas, žinai, susipisęs yra, nu, nebegirdim, kur įstuoti. Girdim būgnus mantelį, žinai, instrumas kažkur gruoja priekį, huine kažkokia. Jo, buvo būgnai, žinai, ir instrumas. Ir girdim tik tai būgnas, instrumas, kur įstuoti, viskas. O vytinam patys jau. Ir tu nebesupranti, kur įstuoti, žinai, yra žiūriu į mantelį ir atsisuku. Į Čingas nebėra, Toma, viskas. Čingas nebėra ant scenos, žiūri. 3 buvom, aš taip nusikuoju, sakau, jo nebėra, žiūri į Dovį. Žinai, kas įsimanė taip, mes, ką daryti, žinai, ką daryti. Gali pratęsti Čingą toliau. Istorija, kas buvo tuo metu? Tuo tarpu. Palauk. Okay. Tuo tarpu. Aš dropinu maiką labai brangu į žemę. Nes užpisa, žinai, garsas ta prasme. Nu, nes tu nesupranti, nieko negirdi. Nu, taip, Nes ką ten turi būti. pasityčiajims jau buvo, ta prasme, kažkoks. Aš dropinu maiką ir ten toks status nuolaidis. O ką prieš tai sakei, prieš dropindams maiką? Dar prieš dropindams maiką garsists yra pyders ir tave užmušia ir mečiau maiką ant žemės, nukritau nuo scenos fucking. Nu, nes mes atsisukam, nebėra Čingo, žiūrim. Tai jis užkliuvo už scenos, karočią. Ir aš neatsimenu, ar spėjau. Nu, žodžiu, gavas taip, kad sulankstė mikrofoną, Činga nukritęs nuo scenos, bet nebežinom, ką daryti, o Hebra, mes buvom paskutiniai pasirodantis ir Hebra buvo atvažiavę, neatsimenu iš kokio miesto, netgi su autobusu, išsinuomavę autobusą atvažiavę mūsų paklausyti. Iš Norvegijos? Iš Norvegijos, bet kažkaip, nu, va, išsinuomavę. Su Lietuvo bilietais ten buvo atskridę. Nu, kažkaip. Jo, nu ir tipo mes mūsų koncertas nutrūko, mes kažką, kas ta, žinai, taip nieko negirdim, nu ir ten roda viskas, žinai. Viskas, baigiam tipo garsist jau Pydaru pavadint, žinai, jis jau nebenori mums leisti iš vis tos muzikos daugiau, tai žodžiu, žiūrim, Hebra stovi, daug tų žmonių dėl mūsų susirinkusių, žinai, buvo, tai ką darom, Hebra? Tas garsis yra Pydaras. Tai žodžiu, ką darom, Hebra, sakom, ir mūsų studija įrašų yra netoli, va čia, kur dabar sėdim, buvo nelabai toli nuo tos vietos, kur koncertavom. Tai sakom, Hebra, einam pas mūsų studiją ir mes jums live atliksim su gitara visus tos gabalus ir padovanosim dar kompaktų. Tai žodžiu, mes visą tą Hebra, kiek ten buvo žmonių susirinkusių, susikvietėm čia pas savį studiją, yra kitas kambarys, ratų susėdom visi, žinai, kaip prie laužo stovyklavietėse. Pagrojom tas visas dainas, visi ten linksmai pasilinksminom, išgėrėm nealkoholinių gėrimų alkoholinių. Pridovanojom kompaktų, tik tai ne šitų, o kitų. Tai žodžiu, visi buvo dar labiau patenkinti ir išvažiavo laimingi ir su šypsenom. Žinai, tai iš tokio feilo išėjo tokį gerą kažkokį dalyką, tik tai dėl tų mikrofonų paskui ten gal susimokėti kažką reikėjo, nebepamenam, bet Elonai irgi linkėjimai nepyk. Tai va, tai žodžiu, tai tokia ta linksma, tokia istorija iš mūsų pusės būtų gal. Nežinau. Yra buvę ir visokių irgi tų nutikimų, esu kritęs aš nuo laiptų nuo scenos, kažkada dar kažkas yra buvę, bet... Ta istorija vadinasi Drop the Mic. Taip.
Gadica, bet maladėts, nu vis tiek išsisukot ir taip dar padarėt grinai laivą kaip after party savo hebrytai, kurie atvarė jūsų pažiūrėti, tikrai net pedalinot atgal, jums pagarba už tai hebrytė maladėts, nes mažai kas iš tikrųjų taip padarytų, daug žmonių dėl savo ego užsišyktų ir ate, viso, nebeskambinkit, o čia taip žmogiškai, reikia būti žmogumi, ne? Taip, 100%. Pagarba jums. Taip. Jo, seniau ten ir buvo, ta prasme, ten buvo žmonių, kur iš Norvegijos, tipo, ten 5 ar 6 žmonės buvo atskridę iš Norvegijos, sako, mes atvarėm vien dėl jūsų, sako, mes bilietus užsisakėm. Blemba, sakom, what the fuck, žinai, nu, tipo, negalima taip kitaip padaryti, žinai. Tai va, bet gavas dar daug geriau tikėjomės. Tai iš tos pusės tiek, iš tų linksmų istorijų yra jų daug, žinai, visokių, bet čia tokia įsimintiniausia galbūt. Nu ką, tada hebrytė, dėkui už tą malonę istoriją ir tada gal varom prie loterijos, nes kaip suprantu, jūs šiandien padalinsite albumų, aš padalinsiu albumus. Kiek jūs albumų dalinate šiandien, hebra? Kiek išmetam? Kiek hebra? Tai 3 kiekvienas, nu, taip. Okay. Nuo kiekvieno, gerai. Ir, nu tada ir aš 3 išmetu. Tai šiandien pas mus kiek čia? 10 dalyvių, 6 laimės, karoči. Nu, apšė, variantai geri, karoči, eina. Gerai. Tada, hebrytė, aš dėsiu dalyvių su šitą kuver šapulę laimingą. Jūs mane stabdysit, karoči, kai trauksim laimėtojus. Iš pradžių Dovydas, po to ponas Dėdė, po to Tomas. Ir po to jau ištrauksiu aš dar 3 laimėtojus. Gerai? Ok. Davai, tai pirmas klausimas, nu ten keli klausimai iš jūsų gerbėjos Tomulka EA. Mano vaikams patinka jūsų muzika, kai su jais važiuoja mašinoje, tik jūsų CD klausom. Ai, čia buvo komentaras, o klausimas eina po to. Kokia mėgstamiausia jūsų daina, kurią sukūrėt? Patys. Niekada negalvoja. Ačiū Tomulka už klausimą. Jo, nesam pagalvoję kažkaip. Nežinau. Šakės. Fast foodas. Ne, toks vienas. Nu, gerai, gal ne. Aš sakyčiau, kas čia rajone. Kas čia rajone, mėgstamiausia? Mama mane rodys per farus, man gal asmeniškai nežinau. Visiems skirtingai, nejaučiu blembas tam mėgstamiausia. Nu, dabar susipyksim. Jeigu top. Ne, tai, bet... Nu, žinai. Top mėgstamiausia. Kas tai? Ar mums buvo linksmiausia rašyti, ar kas mes juos ten klausom patys, žinai. Nu, neklausome savo dainų, vis tiek, žinai, dažniausiai patys. Savo dainas užsimeti kartais, kai grįžti iš žinai, baliaus namo, kartais jeigu top personal, tai tipo mano būtų norėjau bėgti. Ai, su Karolina. Su Karolina. Ta rimtesnė. Džinga ant rimtesnių to. Lego. Man Lego. Šitą pirmą. Mes su Manteliu Lego, su mūsų būgnininku irgi sėdėjom, ten porą dienų visus perėjimus, ten būgnus sukinėjom, žinai, nu daug. Lego šiaip rašyta yra visiems linkėjimai muzikantams su gyvais instrumai, gyvi būgnai, gyvas saksas, gyvi instrumai, jo, viskas gyvai, tai ten irgi daug darbo įdėta. Graži šiaip daina irgi, nežinau. Aš tai pasilikčiau prie Mama mane rodys per farus, man patinka ten tas vaibas kažkoks, nežinau, naktį, trečią ir taip toliau. Skirtingus. Jo, tai Tomulka neturim vieno atsakymo konkretaus, visi turim po skirtingą gabalą, bet kažkokią esmę, tipo, žinom. Jasna. Dabar Rimantas Žalakevičius, jis klausia, sveiki, kaip kilo minčių sukurti gabalą Kas čia rajone? Ejau. Dar viena istorija, ne? Tas, kas čia rajone, buvo Tūsas studijai. Buvo Brooklyns. Brų buvo kartu čia gėriam, aišku, gėriam pizą. Jo, toksai prieš kažkur mes varėm, kažkur ir prieš tai biškiuką pasėdėjom, visi užlėkėm į studiją, kažką tam. Tai Brų linkėjimai irgi, jeigu matysim. Bajeriukai ir Dovis, žinai, kažką čia leidžiam savo muzoną, Brooklynai parodom, ką turim, žinai, tam gal bendrą, kažką kartu, ne kartu, Dovis ten, kas čia rajone, mes čia rajone, žinai. Čia nieko nebuvo, tai tiesiog tą frazę. Aš to nelabai atsimenu. Jo, bet aš atsimenu, žinai. Reikia gabalą padaryti, ką ir viskas numetėm ir nieks neatsimenu, bet tai buvo, žinai, jo, ir visi išėjom. Ir aš kitą dieną ateinu, blemba, gal buvo įdomi frazė, žinai, po instrumus savo senus, Edgai išgimdė šitą. Jo, kažką radau, žinai.
galvoju, kas čia rajone mes čia priedainis, blė, davai įrašykim pat savo pirmą versą, žinai, priedainį, bam, įrašiau, viskas, galvoju, žinai, nesąmonė, vairiukai kažkiek, žinai, patiks Hebrai, nepatiks, gal ateis, jeigu norės. Įmetė į čatą, paskui buvo šeštadienis, atėjom su Doviu ir visi pisam alaus, taip, tai buvo. Ir pabaigėm ir mes jau net nekėlėm į savo... Palauk, tai biški dar neskubėk, tai kaip mes kūrėm, žinai, tą patį tekstą, tai žodžiu, aš skambinu ten Hebrai, kas turgui cigaretės traiško, sakau, Hebra, kaip vadinasi turgus, sako bazaras. Ir prisiradėm kažkokių tokių lempinių frazių įdomesnių, žinai. Tai nieko mums nepadėjo, mes jau pats viską. Ne, tai jo, bet tokių keletą įdomesnių. Gal dar kažką, žinai, gal Hebra dar kažką įmes, žinai, gal. Nu, tokių idėjų, jo, pasirankėt, bet čia... Nesišiukšlink jau su bazaru, čia... Ne, aš čia kaip PVZ, bet tipo, viskas vyko per vieną dieną ir tekstą pasirašėm, tada per vieną dieną įrašėmės tą gabalą. Žodžiu, prigėrėm per 2 valandas, padarėm gabalą. Ir tada kaip Čingas sakė... Ir paskui, žinai, vis tiek... Ir kaip Čingas senis sakė, kad paskui mes galvojam, ble, čia kažkokia huine ir gal nekelkim į savo kanalą official, kelkim į kažkokį kitą lempinį kanalą. Ir mes įmetėm į kažkokį lempinį kanalą, tą kas čia rajone. Dabar jo ten nebėra, nes užkleimino po 10 metų, nežinau kodėl, tai tipo... Ir pradėjo tos peržiūros suktis pačios kažkaip, mes ten vieną naktį, kitą dieną atsikeliam, žiūrim, blėt, jau ten kažkiek ten daug tūkstančių. 3-7 milo peržiūrų buvo, kai išėmė iš YouTube. Jo, iš YouTube ištraukė su 3 milijonai su viršum peržiūrų po 10 metų dėl kažkokių super mamyčių, žinai, ir taip toliau. Tai perkeliam dabar į savo kanalą, bet ten jau nebėra tų daug peržiūrų. Tai ta istorija tokia kažkokia tokia, vat ir būtų. Yes. Tai va, vos nesusitikom čia, žinai, čia. Bet tai įdomu, kai gabalai turi tokias istorijos už nugaros, čia įdomi gaunasi. Linksma hebrytė esat. Feliksas Šilauskas klausia, aš ausit kokį Hudinį, rajoną magiją, kaip koks Eminems, kada LP? Blet, idėja gera visai, ne? LP, tai va būtent, tai čia apie plokštelę, tai čia coming up. Nu, kaip ir sakėm apie LP. Dėl rajono magijos, tai pas mus visada magija. Aišku, neatsiribojame su tom, kad, žinai, tipo, tu matai depozitą ir dabar nebematai, tu matai literai nebematai. Bet gal. Šiaip visai gera idėja, tai jeigu atsiras kažkada YouTube įsukoti. Mes jau darom tą, anyway, magišką tą dalyką, now you see me, now you don't. Ir čia, kad magija repia pas mumis, žinai, depozito nebėra, o kuris dingo, motherfuckas sukasi tarp fingo. Na, taip, žinai. Okay. Jo. Robertas Vilimas klausia, menas dainuoti, menas piešti, menas kurti, menininkai tikrai. Pagalvojau apie mokslininkus, kurie ruošiasi klonuoti žmonės, arba jau tai daro irgi menininkai. Čia klausimas. Nu, Ar mes pagalvojam apie tai? apie klonavimą. Jeigu bendrai kalbant inspiracija muzikos, tai faktas, kad visada vyksta klonavimas. Ai, čia. Taip. Jeigu jau taip detaliai pažvelgus, kaip aš esu IQ 2000, Gerai. Wow. visi supranta, žinai. Ne, tai turiu galvoje, kad... Kartais klonuojam biškį. Jo, bet Ne, mes ne. to net neslėpiam, jeigu Jo. ten kažkokį paimam, žinai. Geną kokį vieną kitą. Bet žinai, seniai mes niekada nepaimam nuo kažkokio gabalo ir nenulūpinam kažko taip konkrečiai, persigruojam visą laiką savo, netgi su savo garsais, sakykime, ir ten kitais dalykais, ne, kaip sakyti. Nėra to tokio, jeigu paimam irgi ten kažką iš Kanye Westo buvom vieną kažkokią atkarpą ryškuotę, neatsimenu, bet mes apačiai ir parašėm, ta prasme, ir ant galo net gabalį įpisam, šito byto aš nevagiau, žinai, nu tipo specialiai. Tai... Ne, jeigu yra kažkoks dalykas, ką mes kažkur nusemplinom, kaip hip-hopė ir yra įprasta, žinai, neskaitant drums and shit, nes mes viską darom pagal save, bet Edgaras va, irgi interpretatorius yra didžiausias, kuris daro visus pretty much beatus. Nu, tipo, mes galim gerai, žinai, ta tema dabar plagiato tema yra, ne? Gal čia Lietuvoje buvo pakilus. Šiaip, kad kažkas tai lūpą kažkaip paėmė ir čia jau
nusikaltėlis didžiausias, žinai, ar dar kažką, tai kartais mes persigruojam, galim persigruoti, ką mes norim, žinai, kad nebūtų copyrighto, sakykime, nu, bet būtų idėja ta. Kartais galim bito struktūrą nukopijuoti, kartais kažkokia idėja patinka, ne, nu, žinai, nu, kodėl ne, jeigu, kaip ir, žinai, sakykime, kokią nors šokių muziką, nu, ten vienas tas pats per tą patį faktiškai, ne, yra, žinai, repas irgi, nu, daug yra labai gabalų, kurie vienas į kitą panašu. Bet mes sakom, kad mes, ta prasme, daug to esam darę. Aš nežinau, tai nėra pas mus daug. Pitrokas ar ten DJ Premier, nu, taigi viskas samplina iš plokštelių. Tai tipo, what the hell. Sakykim, žiūrėk, paskutinį gabalą darė mane nuo 8 iki 5. Apie ofisą ten tą paėmėm DJ dalgę vaibą, ne? Nu, ta prasme, bet nieko nekopinam. Kažkokį, žinai, tokį susigroja instrumą per vieną dienikį irgi. Bim, jo, žinai, tam surašom, žinai, kažkokį inspirationą paėmėm. Kartais gali paimti, nu, ta prasme, mes nieko tokio, jeigu paėmė kažkieno kito inspirationą arba, žinai. Jo, bet čia tiesiog įkvėpimą kažkokį tau duoda. Kartais visiškai savo, žinai, didelę skirtumą tame nematom. Linkėjai. Jasna. Dabar klausimas iš labai pavojingo žmogaus. Hebra, šitas nurengs. Šitas laimėjo, karočiui, ir per praeitų metų konkursus, per šių metų podcastus jau 2 kartus irgi laimėjo. Tad grėbė viską, ką gali. Yra labai sėkmingas čiūvas. Repuoja. Ainoras LD, ALD. Klausia, kas jums daro instrumentalus ir suveda gabalus, bet šitam jau galite iš karto albumą atidėti, paliubomų jis šiandien išeis, paliubomų. Tai va, Ironai, tau kompaktas. Ne, tai, okei. Jo, tai kaip ir sakėm, dėl to muzono buvom jau užsiminę, ne? Daugiausiai Edgar daro viską. Dovis irgi music makeris, žinai. Jo, mes tokie kaip music makeriai, žinai, susėdam, krapštomės. Aš seniau buvau, bet nebesikišu, dabar tik tais vadovauju. Činga, jo, už vadybininką. Tai žodžiu, Edgaras daugiau. Edgaras, matai, ir natas pažįsta, aš toks natų net nepažįstu, žinai, kurių iš ausų. Edgaras daugiau, žinai, groja instrumentais visokiais, gitara, ten būgnai, sakykim, klepas, žinai, ten kaip pavadinti. Tai susikūrė melodijas, tas, sakykim, ir taip toliau, tai daugiau Edgaras. O tą šlifavimą, to gabalo masteringa, tai spaudžiam, sėdim ir diginam čia, žinai, vieną dieną, kartais savaitę, žinai. Tai kaip gaunasi, tai visi savo ausim pasikliaujam ir važiuojam. Bet nieko iš šono neimam ir neperkam kažkokių paslaugų. Paslaugų jokių neperkam, patys viską daromės čia ir dabar, žinai, tai va tai. Jasna. Dabar klausimas iš pono Dvejeto, tai yra iš MOG Records, Klaipėda. Jis klausia, linkėjimai iš Klaipėdos, iš kur semėtės idėjų gabalam, kiek laiko jau muzikoje ir kodėl būtent hip-hopas. Ir žinau, kad mes jau atsakėm beveik visus tos klausimus hebryte, bet trumpai, jeigu galite tiesiog pasikartot Dvejetui. Okei, nu nežinau, ar visai hip-hopas mūsų dabar, ne? Nu, blemba, neapsiribojam. Žinai, pagrindinė kažkokia idėja yra hip-hopas, bet tai biški ten galime nukrypti. Jo, tiek, kad mes ant visų, žinai, repuojam bet kokiu atveju, bet matai, tas instrumas vienas gaunasi, žinai, o kitas ten, žinau, bombepinis kažkoks yra, tai negalim sakyti, kad čia mes kažkokie užkietėję, ten hip-hoperiai pastoviai ten kažkokį repą ir eksperimentuojam, žinai, daug visokio, nuo drum and basso iki ten, žinai, lengvo hausiuko kažkokio biški ir taip toliau. Idėjų, tai va, jau čia aišku, iš kur jau kaip kartojamės, kad iš savo, žinai, patirties iš draugų, kažkų iš istorijų girdėtų, žinai, iš kartais žiniasklaidos. Jo, iš tų pačių aktualijų, žinai, va korona, va čia skiepai, va čia kažkas, va čia taip, tai va taip ir gaudai, žinai, tas mintis. O jeigu laiko atžvilgiu kalbant, tai man atrodo jau bus kokie 25 metai minimum. Kai judam aplamai. 25 metai čia kalbu atskirai kiekvienas. Tu. Netgi aš net 25 nebus mano. Man bus netgi daugiau, man atrodo, negu 25 metai. Tomui, dabar jau 67 jam yra. Ne, man yra 3-8, iš tikrųjų, tai... Nu, virš 20 metų vienas žodžiu, visi ko gero. Jo, kažką kažkur darėm, žinai, ir krepštėm, ir dėliojam į tą pusę. Jasna.
Tai kaip čia sakoma, būna žmogus kem metų su 8 metų patirtim, karoči. Tai pas jūs taip kolektyvas. Kolektyvui keliai 10 metų, bet bendrai paėmus 75 metai, karoči, patirties. Kas yra puiku iš tikrųjų. Pudum. Nu ką, Kebrytė, klausia. Klausia Hermis Kasperavičius. Top 3 jūsų mėgstamiausi LT reperiai. Gal čia irgi sunku, gal nežinau. Man patikdavo, nežinau, Pušo vokalas, sakykim, žinai, gal pas jį toks, žinai, aš irgi ten, kai anksčiau varydavau to, pas mane irgi tas balsas toks, žinai, kai repą darai. Jūs žinot. Nu, tai žinai, tai tie visi dalykai patikdavo, gal dėl to aš taip išskiri dabar 3 greitai nelabai. Dabar mes net neturim gal dabar savo mėgstamiausių, kad pasakyti, ne? Ne, gal nekalbėk už save. Ne, nu gerai, aš bent jau neturiu savo gal pradžios. Ne, man pasvaro patikdavo vokalas irgi pradžioj. Pačioj, daugiau neturiu preferencijų. Žinai, ten yra tų hebrų, yra sindikatas, ane, yra ten tie geresni, yra ten, nu, ta prasme, visiems linkėjimai, visi zaibys, žinai, aš nežinau, ką, visi daro savo dalyką, žinai, tai kažką tai paimti, išskirti, kažką, ką namuose klausom kiekvieną dieną, nu, nėra tokių dalykų, bet, ką žinau, hebra linkėjimai visiems ir zaibys. Aš, ta prasme, iš tų šio laikinio, tarkim, MC, aišku, yra, gal ten ne visų ir esi girdėjęs, žinai, ir taip toliau. Bet vis dėlto Karpis gerai lanksto. Karpį irgi linkėjimai, irgi turim fitų. Gerai lanksto įsiraimus. Karpis tikrai turi tokią tą užeitį už tų užlankstamo žodžių, kur ne kiekvienam MC. Man patiko ir tie kasteto naujesni gabalai irgi, jis tai, kai rašytojas toks yra, tai labai irgi įdomiai suskamba tos temos visokios. Yeah. Irgi tokius paklausai ir ble, tokia istorija. Girdi istoriją, kaip kad skaitytum knygą kokią, žinai. Tai va irgi iš tos pusės. Visi skirtingi. Neturim bendros. Yra, bet yra kažkas. Okay. Nu, karoči, nediskriminuoja tarp amžiaus, nediskriminuoja tarp atlikėjų stiliaus, visur galite atrasti tą uogytę, ne? Tai sakytum taip. Dar supras, kad tu jau as long as you're in Canada, you doesn't count as nepapuolė mūsų listą. Tavo dūmas tai tiesa, tavo dūmas naujas pasaulis tavo. Tai tave irgi seniai kažkur užpliusuojam, žinai, linkėjimai. Dėkui, Hebrytė, jums irgi linkėjimai. Valdemaras Suslavičius klausia, bet jūs jau atsakėte tą klausimą, kaip gimė gabalas Kasčio rajone ir kaip gimė šitas šlageris. Tai Valdemarai, jeigu tu prasukai video tiesiog iki loterijos, kad sužinot ar laimėjai ar ne, atsakymą į šitą klausimą turi prasukti atgal ir peržiūrėti visą podcastą, bet karoči keliauji vis tiek iš Šapulio. Linkėjimai, Valdemarai, tau. Dėkui, Valdemaras irgi jis daug iš tikrųjų dalyvauja, čia yra Bachuriukas iš Klaipėda Records, iš Klaipėdos taipogi. Dalyvauja labai, dabar važinėjo per Dinamitą, ėmė interviu iš skirtingų žmonių, pasikalba, labai gelbė šaknys iš tikrųjų to lietuviško repo. Valdemarai, tau linkėjimai, tau pagarba ir nukeliavai į Šapulę. O mes važiuojam prie jūsų kito gerbėjo iš Anglijos, PMC Clan, tai yra ponas Auriza, ir jis klausia, sveiki, kas paskatino daryti tokio pobūdžio repą, kas įkvėpė jį daryti tokį, kokį jį darote? Aš sakyčiau, kad mes vieni kitus įkvėpiam iš tos pusės, nes tie gabalai vis tiek tokie, nelabai Lietuvoje rasi kažko tokio per tą humoro prizmę. Kadangi esam geri draugai, manau, kad papildom viens kitą ir tie gabalai tokie nebūtų, jeigu nebūtų mūsų visų 3 vienu metu. O kas įkvėpė, tai supista situacija valstybei ir taip. Arba nesupista, arba atpista situacija, arba kažkokia. Atpista situacija, kuri, niekam nepatinka. Tai mes būtent tą ir pertikėm, žinai, tą patį. Per humoro prizmę, kur visi bijo, kur visi pradeda bijot fucking. Ir ta prasme, žmonės nėra informuoti, tarkim, dar dėl kažkokių priežasčių ar vieno ar kito dalyko.
Tai mes jiem pertikėm tą su juoko forma ir jie juokiasi ir supranta tuo metu, kad yra, kas yra tiesa ir kas yra ne. Galimai. Labai giliai čia buvo. Nu, tai va. Gadyta. Ir paskutinis klausimas iš Septolito. Sveiki, klausimai hebrytei. Ar būtų dar galima kur įsigyti senų albumų, ką įsimest į magelį paklausyti? Čia vienas iš klausimų. Ar yra dar kur senų albumų jūsų hebra? Tai va, yra jaučiu pas mus namuose ir pas kažkokius fanus, kas spėjo įsigyti, nes mes dabar turim jau 3 albumą išleidę, tai tą 1 leidimą, nežinau, aš vieną turiu su parašais ir jūs po vieną jaučiu nebeturim. 2 leidimo gal kažkur dar ir rastumėm vieną kitą vienetą, bet asmeniškai tikrai negalim nieko pažadėti. Tai yra tik tai 3 leidimas, kurio dar turim dėžėse šiek tiek, bet irgi važiuoja. Tai iš senesnių nebelabai ką ir rasim. Tik tai savo pasilikom atsiminimui, sakykime. Jeigu hebryte norit įsigyti, gauti 3 albumą, tai paskubėkit, nemiegokit, nes kaip matot, išsilaksto tiražas labai greitai. Po to karočiui galėsit tik tais dulkes iš tų dėžių pasiimti, nes albumų jau nebebus. Tad nemiegokit, imkit. Antras klausimas iš paties žmogaus. Ar dar mastot, kada Mortal Kombato turnyrą organizuot? Būtų jėgas dalyvauti ir jeigu taip, tai kada? Jo, čia šiaip gera, faina tema. Labai gerą turėjome šiandien. Sporto baras Šaulys. Toks būdavo Šiauliuose, jo. Bet dabar jau nebėra. Edvardui linkėjimai. Edvardui linkėjimai, ja, buvo labai cool. Mes buvom komentatoriais apsijėmę Mortal Kombatą, žinai, bet... Tai žodžiu, hebra, daužės žiauriai faina buvo ir pagėrėm alučio, ir pabendravom, ir prisifotkinom, ir prižvengėm, ir paskelbėm nugalėtoją, ir laimėtoją, ir ten, ta prasme, tiek žaidė, tiek merginos, tiek vyrai, visiems patiko ir buvo faina. Tai galimai kažkada ateityje galbūt ir kažką panašaus organizuosim, bet negalim prižadėti, tai vėlgi. Jasna, v общем, žiūrėsim, gal tai planai į ateitį, kurie gal išsipildys. Ir paskutinis klausimas, čia jau turbūt kažkas tarp jūsų bendra tema vyko kažkada, klausia, ai tau mirguliuoja akise, kai man? Ai, tai čia mūsų gabalo intreks kažkoks yra, kažkurio, ar čia... Amumi čia gerai gabalo intreks yra. Tai prasideda gabalas, Činga sako, ai tau mirguliuoja akise, kaip man. Ai tau mirguliuoja akise, kaip man. Nu, zdarova, čia tipo, ir amumi čia gerai. Tai čia tiesiog toks, žinai, intro į gabalą, tai iš ten ir ta frazė. Karoči, jums linkėjimus tai perdavė, kaip suprantu. Linkėjimai, Kieno mano rankytė, bet jūsų stabdžiai, tai jūs sakysit, kada traukti, kuris pirmas iš jūsų trauks laimėtoją? Tai davai, aš varau. Kiek laiko ilgai nori maišyti, ar ne? Nenoriu ilgai maišyti, jų nelabai daug. Va, aš jo maišau. Taip ir darom. Tai žiūrėk, mes pralošim 3 albumus. Taip ir darom, jo. Ok, tai davai, seniai maišyti ar na šapką? Maišau. Stop! Opa, ateik čia. Ir laimėtojas yra Hermis Kasperavičius. Sveikinam, laimėjo albumą. Taip, vienas Opa. važiuoja tau. Seniai, ačiū, kad klausai. Davai, važiuojam toliau, ponas dėdė. Ok. Dabar. Opa, kas ateina čia pas mus? O, Septolitas laimėjo, jūsų iš Šiaulių irgi kokuriukas, gerbėjas jūsų. Sveikinam, Andriau. Taip. Važiuojam 3. Stop. Valdemaras Suslavičius iš Klaipėda Records. Sveikinam. Žinot, kebra, gerai, šitie jau 2 iš šitų 3 buvo laimėję mano albumus, tai gerai, kad dabar laimėjo jūsų albumus. Taigi,
Septolitas laimėjo albumą, Valdemaras Suslavičius laimėjo albumą ir Hermis Kasperavičius laimėjo albumą. O dabar traukiam, vėl važiuojam prie Dovydo. Dovydai dabar. Kaip yra? Tegul parašo mums. Ir paskui iššipinsim. Jo, gerai. Taip ir padarysim. Mes paliksim visus linkus ir, susirasiu Facebook'e irgi kaip susirašyti. Ras. Nu ką, Dovydai, stabdyk, dabar mano albumus dalinam. Ok. 1, 2, 3, stop. Opa. Ir Robertas Vilimas, sveikinu, laimėjo albumą Purvas. Da, Edgarai, tu? Gerai, ir galim. 1, 2, 3, stop. Opa, važiuojam. Taigi, kas čia? Feliksas Šilauskas. Karoči, Hebra, va čia yra jūsų gerbėjai, kurie po jūsų komentarais rašo, jie laimi mano albumus, o mano gerbėjai, karoči, laimi jūsų albumus. Tai dabar mes dalinamės gerbėjai, o jie gerbėjai abiejų. Dar įdomiau. Plečiamės. Ir žinot ką? ALD, kuris buvo nurengęs mane iš visų prizų, dar nebuvo ištrauktas. Tai žiūrėsim, gal šiandien ne tavo diena, Ainorai. Tomai, davai. 1, 2, 3, stop. Ir paskutinis yra Ponas Dvejetas. Ponas Dvejetas jau laimi antrą albumą. Nu, gal pasidalins su Funk Tiemu, nežinau, pažiūrėsim. Taigi, Hebryte, būtinai, kas laimėjo 3 Sansi albumą, būtinai susisiekite su jais, kas laimėjo mano albumą, būtinai susisiekite su manimi, pasiūsim viską, iššipinsim, padarysim ir paklausysite gero muzono rajone, karočią. O mes šiuo metu turbūt šitą seriją ir baigiam. Hebryte, atdušai jums. Dėkui labai stipriai, man buvo labai malonu jūs ir pamatyti, ir pakalbėti, pabendrauti. Esat labai įdomus žmonės, labai įdomus atlikėjai, su savo prieskoniu, kas yra labai svarbu, su savo idėjom. Buvo tikras malonumas būti pas jūs svečiuose, bet dar prieš pabaigą, matot, būtų Paškas su manim, Paška Rokvanas, jis kaip menedžeris, jis visą laiką mane per podcastus sustabdo, sako, dar nebaig, dar reikėjo kažką pasakyti. Mes, karočiui, į svečius tuščiom rankom neateinam, tad Hebryte, kiekvienas iš jūsų nueikit į coverbrand.com, išsirinkit savo pomaikoną, parašykite man dydį, dizainą, spalvą, kiekvienas gausite pomaikoną, dovanų, tikiuosi irgi rajone panešiosite, tikiuosi patiks. Ir dėkui dar kartą labai už dalyvavimą. Ačiū tau, senis. Geras. Įsimesim fotkę su maikonais, užtaginsim tave. Ačiū tau labai, seni. Ačiū už galimybę, ačiū už gerą podcastą, ačiū už gerą vaibą, ačiū, kad skleidi tą tokią žinią ir kuri tą dokumentiką Lietuvos hip-hop. Dėkui jums, Hebryte, atdušai, iš tikrųjų svarbu, kad po to jau žmonės po 10-15 metų matytų, kaip mes judėjom, nes kai mums dabar papasakojo, kai mes papasakojom dabartiniam žmonėm, kaip mes judėjom prieš 15 metų, jie vahui iš karto, tai gal tas pats bus po 15 metų, kai Hebra jau ne su paspirtukais varinės per gatvę, o skraidys su riedlentėm ir galvos, šitie bachūnai, karočiui ten įrašinėjo normaliai, darė judesi, tiesiog, kad būtų ta, kaip pasakyti, įsiamžinam, mane, ir įamžinam tos veikėjus. Laiko kapsulę, šaunam. Paliubomu. Tai tokie dalykėliai. Nu ką, Hebryte, dar kartą, dėkui jums labai atdušai, iki greito ir laikom ryšį. Davai ant ryšio, seni, linkėjimai iš Šiaulių, iš rajono.